Brangusis mūsų tėve, kuris esi danguje, kuriam priklauso visa, ką tu sutvėrėjai. Tau priklauso visa visata, tau priklauso šitas lopinėlis vadinamas žeme, tau priklauso visos žemėje esančios dulkės, Dieve, ir tau priklauso žmogus, didingiausias tavo kūrinys. Viešpatie, mes įžengę į šitas kalėdas, į šitą šventę, į tavo gimimo, tapimo kūrinių paminėjimą, Dieve. Džiaugiamės tavo šlove, kurią tu išliejai į žemę. Ir tu radai širdis, priėmusias tą šlovę, tą garbę duotą žmonėms per Jėzų Kristų. Ir gali tapti tavo sūnumis ir dukromis, sukurti naują šeimą, naują kūrinį žemėje. Ir tai jau nebe kūrinys, tai yra Dieve tavo šeima. Žemėje per Jėzų Kristų gimė nauja šeima, Dievo šeima. Ir todėl mes lenkėmės prieš didingą tavo planą, prieš didingą tikslą žmogui tapti tavo sūnumis ir dukterimis. Dėkojame Viešpatie iš visos savo širdies, Dieve, ir tegul šitas garbinimo gyrius kyla prie tavo sosto. Šiandieną kaip mūsų auka, maža, kaip šita dulkė visoje žemėje, Dieve, bet jinai kyla link tavęs. Jinai neturi kito kelio, Viešpatie. Jinai kyla prie tavo, Viešpatie, sosto, pakojo. Jinai kyla prie tavo širdies ir tu ją paverti auksu. Dieve, taip kaip tavo sostas yra, tavo miesto gatvės iš aukso, Dieve. O Tėve, tu vertas viso gyriaus, viso garbinimo, viso šlovės. Vien todėl, kad tu pamilai pirmas ir atidavei save. Už tai, kad tu sukūrei didingiausių šitoj žemėje. Tu sukūrei stebuklą, dėl ko mes šiandien esame be galo dėkingi. Jėzaus Kristaus, tavo sūnaus vardu. Aleliuja. 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 Aleliuja, Lord. Šitas pamokslas gimė paskutinių kalėdų laikotarpiu, apmąstant Dievo atėjimą ir visus giminystės ryšius, kuriuos atskleidžia Viešpats labai giliai, labai prasmingai, kada mes visi susirenkam ir iš tiesų Viešpatie, kol mes minėsime kalėdas, tol mūsų šeimos susirinks kartu prie tavo dėkojimo stalo, kuris vadinamas Eucharistijos stalu, padėkos stalu, už tai, ką tu padarei šitoj žemėje. Ir mes šiandien per šitą didelį stebuklą, per Jėzaus auką, mes pažiūrėsime į pirmąją šeimą ir paskutinę. Žodžiu, pradėsim nuo pradžios knygos ir eisim per visą raštą iki apreiškimo knygos. Būkite palaiminti. Ir atsakysime savo į klausimą, kas iš tiesų yra mano pagalbininkas. Nes pirmoji šeima gimė Edene, pradžios 2:23. Ir ji gimsta iš poreikio žmogui turėti pagalbininką. Aš matau pirmą poreikį. Dievas žiūrėjo į tą Adomą vargstantį tokį, kuriame buvo viduje jo moteris ir
viešpats sako, nu kažkaip tai reikia iš pradžių gal pabandysim su gyvūnyje kažkaip padaryti tą eksperimentą ir atveda Adomui visus gyvulius, visą, ką Dievas sutvėrė, atveda Adomui ir sako, kam suteiksi vardą, tokiu jis bus vadinamas iki pat galo, iki pat suirimo. Ir taip Adomas dirbo ir Dievas mato, kad Adomui niekaip neišeina, jis vis tiek vienišas yra. Ir Dievas tarė, padarysim jam tinkamą padėjėją. Ir štai išima tą šoną Adomo, iš to šono sulipdo kūną ir atveda pas Adomą. Ir koks džiaugsmingas šūkis kyla iš Adomo lūpų. Štai kaulas iš mano kaulo, kūnas iš mano kūno, šita bus vadinama moterimi, nes iš vyro ji paimta. Ir toliau sakoma, todėl vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona ir juodu taps vienu kūnu. Aš dabar, kai žiūriu į šeimą, iš to palaiminimo, kurį paskelbė Dievas pirmai šeimai, aš kažkaip nematau jokios romantikos pirmos šeimos gimime. Nei pasimatymo, nei paslaptingumo. Paslaptingumas gal paslaptis yra, nes turbūt nei vienas, nei kitas gal nesupranta to didžiojo tikslo, į kurį pašaukė jos viešpats. Kaip gali gimti šeima be palaiminimo, be to tokio, tarsi jie buvo sukurti Dievas kūrė juos į savo atvaizdą ir panašumą, nes jis pats buvo meilė. Ir pirmieji žmonės buvo turbūt kupini meilės, kupini to dieviškumo. Ir jie turbūt, aš taip įsivaizduoju, o kam ta romantika, jeigu pilna meilės yra? Ir va tau, Adomai, atvedu tau moterį, jinai iš tavęs, imk. Ir Adomas ima. Ir Dievas ištarė jiems. Man labiausiai nepatinka, bet aš labiausiai nesuprantu va to palaiminimo. Sako, geriausia tai būtų žinoma paskaityti, kaip nenuklysti į... Būkite vaisingi ir dauginkitės. Pripildykite žemę ir užvaldykite ją. Viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Ir mes iš tikrųjų pildom šitą Dievo palaiminimą. Išpildom. Nes gimsta vaikai, šeima yra tas tvarinys, ta institucija, kurioje galima iš tiesų išpildyti tą Dievo palaiminimą. Ir išlieka tas meilės ta substancija, kuri išlaiko šeimą. Ir jeigu mums šiandieną reikėtų apibūdinti šeimą keliais esminiais žodžiais, aš matyčiau taip. Šeima tai yra meilė, tai yra aukojimasis, tai yra atgaila, kuri vėl veda į meilę. Ir taip ratas sukasi. Besidaugindami mes, dabar aš specialiai vartoju šitą žodį, besidaugindami. Grinai vykdydami savo tą, išpildydami savo palaiminimą, mes kuriame šeimą, kuriame giminę ir kuriame tautą. Šitoj vietoj. Ir šeima yra toks ypatingas kūrinys, kad jis sujungia svetimus žmonės. Ir aš kai žiūrėjau užstalėj į tuos žmonės, kurių aš prieš gerus 3 metus visiškai nepažinojau.
Ir per šitas kalėdas aš suvokiau, kokie jie man yra brangus. Mano žento tėvai, mano žento sesuo. Gimsta visai kitos kategorijos, kurios neša savyje substanciją. Šeimos, giminės ir tai yra susijusios su mūsų santuoka. Be santuokos nėra šeimos. Nežinau, kaip ta pirmoji santuoka, jinai atrodė, atvedė, parodė, tas apsidžiaugė, paėmė ir liktai nei tų vestuvių buvo, bet kažkaip Dievas sujungė. Šeima yra ta institucija, kuri sujungia nematomais saitais, o matomas vaisius yra plėtimasis. Ir staiga tu pamatai, kad tu sujungtas esi su tais svetimais žmonėmis, jie tau yra brangus ir tau pradeda skaudėti širdį dėl jų kažkokių tai ar neteisingų dalykų, dėl jų ligų, dėl jų negalių, galų gale dėl to, kad kažkas su jais vyksta negerai, tu negali išsakyti, bet tu jau viduj kenti. Ir tai yra šeima, tai yra giminė, kuri plečiasi. Dievas įdėjo į šeimą plėtimosi komponentę. Plėtimas. Ir kaip mes beatrodytumėm, kokia mes bebūtumėm šeima, mes vis tiek esam kažkokioj tai giminėjai. Ir taip tie ryšiai tokie, jie mus sujungia, kad tu stebėsi kitą kartą, nes tie žmonės, kurių galbūt tu nemėgai, jie tampa tavo šeimos dalimi. Ir šeima turi savo apibrėžimą. Šiandien šeima vadinama visuomenės pačia mažiausia ląstele. Pagal savo paskirtį, užtikrindama kiekvienos valstybės gyvybingumą, bet jinai patiria nykimo procesą. Ir mes šiandien kalbame apie didelę ligą. Šeima yra nykimo procese. Mes galime išskaičiuoti procentus, kiek išsiskiria šeimų, kiek pameta šitą palaiminimą, kiek tuokėsi antrą kartą, trečią kartą, bando atkurti šeimos instituciją savo gyvenime, bet iš tiesų tai yra panašu į kepenų cirozę. Žinot, yra tokia liga, baisi liga, bet jinai vaizdingiausiai iliustruoja šeimos nykimą. Kepenys yra labai minkštas organas, jame yra labai daug ląstelių ir jos visos yra tarpe jungiamojo audinio, kuris yra labai stiprus. Ir jungiamasis audinys, tai yra sausas, kietas, įsivaizduokit sausgyslės. Vienos sausgyslės tai pažįstat, ar ne, kaip atrodo. Jos nelabai ištempsi, nelabai paplatinsi. Ir va tas karkasas, kuris laiko mūsų ląsteles, jis staiga pradeda daugintis. Ir jis pradeda užimti tą tūrį, kuriame turėjo būti ląstelės. Ir tai yra vadinama cirozė. Ląstelėms nebelieka vietos atlikti savo funkciją. Ir kepenys tampa tokios, traukiasi į kempinę ant medžio. Jeigu kas matėt kempinę, tai panašiai atrodo kepenų cirozės pažeistos kepenys. Bet kaip ir kiekvienam mūsų, kai mes nagrinėjam, šeimai yra skirta labai daug tyrimų, labai daug psichologinių studijų, labai daug knygų išleista. Bet šeima turbūt savo esme tarnauja tam, kad mes pažintume vienas kitą. Susituokėm ir mes nori ar nenori pradedam pažinti vienas kitą. Tai yra labai sunkus procesas ir dėl to pažinimo šiandieną kertinis žodis
pamoksle yra pažinimas. Dėl to pažinimo mes arba jungiamės vieni su kitais vis tvirtesniais saitais, arba patiriam irimą. Ir todėl mūsų procentai vis didėja ir didėja suirusių šeimų atžvilgiu. Tačiau yra kita Dievo institucija, tai yra Dievo šeima. Ir aš pragyvenau 30 metų bažnyčioj, kol gavau šitą apreiškimą. Man pačiai keista, kad tu daug kartų girdi apie įsūnystę, apie tapimą Dievo vaikais. Ir staiga vieno žmogaus pasakymas, jisai tampa mano apreiškimu. Man apreiškimu. Buvo užduotas klausimas žymiam matematikui, Oksfordo universiteto profesoriui Johnui Lennoxui. Jo paklausė, kodėl jūs garbinate tokį Dievą kūrėją, kuris uždraudė valgyti vaisius nuo pažinimo medžio ir pasiliko savo kūrinius nežiniukų pozicijoje. Įsiklausykite gerai. Ar jūs irgi tikite tokį Dievą, kuris uždraudė valgyti nuo pažinimo medžio? Uždraudė. Ir žinot, jo atsakymas buvo toks. Kadangi jam taip tarsi užuomina buvo, jūs esat profesorius, jūs daug pažinimo turite, daug privalgėt nuo to medžio. Jis nusijuokė ir tarė. Sako, pirmą kartą šitą klausimą uždavė gyvatė. Ievai. Moteriai. Ar iš tikrųjų Dievas nuo tavęs nieko neslėpia? Kažkas ten yra, kažkas ten netikrai yra. Ar tikrai Dievas viską tau leido? Ar tikrai Dievas tave myli? Už to jo klausimo. Ar tikrai tu gali valgyti nuo visų sodo medžių? Už jos lypi tiek daug klausimų. Ieva naiviai atsako, nu taip, nuo visų leido, bet nuo šito medžio, gėrio ir blogio pažinimo, neleista valgyti, nes mes mirsime. Ir gyvatė toliau meluoja. Kaip jūs manote, ar Dievas iš tikrųjų draudė pažinimą? Jeigu jis atvedė Adomui visus gyvūnus, kad jis jiems duotų vardus, Adomas tapo, toks yra mokslas, taksonomija. Jis tapo pradininku šito mokslo. Taksonomija, viską pavadinti savo vardais. Dievas vaikščiojo su Adomu sode, kur jisai parodė žmogui visus šaltinius, kur rasti auksą, kur rasti brangakmenius. Tai mūsų Dievas yra už tai, kad mes nepažintume visko. Ir tą galima klausimą vartyti visai. Ne, Dievas yra už tai, kad mes turėtume pažinimą to, ką jisai sukūrė ir ką jis mums atidavė valdyti. Ir jo galutinis smūgis į tą gyvatės klausimo, tą centrą. Aš garbinu tokį Dievą, kuris sukūrė mane pagal savo atvaizdą ir panašumą ir per savo sūnaus įsikūnijimą į kūrinį žmogaus sūnų atsiuntė į savo sukurtą pasaulį, kad mirtų ir prisikeltų. Mes ketvirtadienį girdėjom šitą pamokslą. Jėzus atėjo tam, kad mirtų. Tuo duodamas galimybę man kaip kūriniui tapti šeimos nariu. Kitos šeimos nariu. Tapti Dievo sūnumi ir Dievo dukra. Vaikai, ar jūs girdite? Kūrinys tapo sūnumi ir dukra.
Labai geras palyginimas yra kompiuteris. Tai yra, atsiprašau, robotas. Robotą pripildyk dirbtiniu intelektu ir jis gali elgtis kaip žmogus. Žmogus stovi beveik prie savo sukūrimo atkartojimo, prie šito slenkščio. Ir įdomu, Dievas leis jam padaryti tokį, kad mes neatskirtume tokį žmogų, kad neatskirtume nuo tikro žmogaus. Aš manau, kad ne. Nespės. Jis Dievas. Ant tiek viskas greitai eina, kad nespės. Klausimas. Dievas atsako į tai, Jono Evangelija 1:12. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kūno norų ir ne iš kraujo, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Ir tas beprotiškai didelis skirtumas tarp to, kad Dievas savo rankomis sukūrė iš žemės dulkių ir mūsų kūnas vieną dieną vėl virs dulkėmis, nueis į sunykimą. Ir tarp to, kai tu tampi Dievo sūnumi ir dukra. Tai yra fantastinis dalykas, tai yra nepakartojamas stebuklas. Ir tu šiaip savo negali tapti. Nė vienas žmogus negali įeiti į Dievo šeimą, kol jis nepažįsta, nepriima Jėzaus Kristaus. Viskas, vartai uždaryti. Be Jėzaus tu nieko negali padaryti. Ir šiandien, kai mes žiūrime į šeimą, kuri skirta pažinti vienas kitą, joje yra sąlygos. Ir tik šeimoje yra šitos sąlygos. Nes tu esi sujungtas su kitu žmogumi. Ir sujungtas taip, kad tu atsiskirti negali. Ir jeigu tu atsiskiri, tu sudraskai ir suplėšai kažką tai. Dėl ko tai vyksta? Dėl mūsų nuopolio, dėl nuodėmingumo ir dėl kaltės. Mes visi, kai sukūrėm tą pirmą savo šeimą, ne pirmą, bet tą šeimą, kuri buvo sukurta Edene, mes vis tiek be Dievo, mes kiekvienas sėdim savo nuopolio soste. Pasirinkę, kas tai yra nuopolio sostas. Mes pasirenkam gyvenimą vietoj to gėrio, kuris vadinamas iš tikrųjų didžiu gėriu, mes paliekam aukščiausiai gėrį. Mes pasirenkam gyventi be Dievo. Ir todėl sandora ir tik sandora gali su kažkuo stipresniu, kuris yra stipresnis už mano visas pastangas daryti gerą, už visas mano pastangas daryti gerą, be Dievo yra pasmerktos irimui. Ir gyvatė šitam sode, jinai nepasiūlė nieko blogo. Kaip jūs galvojat? Nieko blogo. Tu turėsi pažindamas gerą ir blogą, tu turėsi moralinį pranašumą prieš kitus. Tu būsi geriau pasiruošęs, geriau apsišvietęs, tu įgysi išminties, tu galėsi pasinaudoti visais vaisiais, kurie yra sukurti šitoj visatoj, tu viskuom galėsi naudotis, tu šeimininkas, tu sėdi soste, bet šitas sostas yra nuopolio sostas. Pasirinkimas gyventi be Dievo. Jinai nesiūlė. Jeigu jinai būtų pasiūliusi, žinai ką, pasirink va šičia, tu galėsi daryti, ką nori, ir blogą, ir gerą, ir jeigu būtų tai atviras pasiūlymas, žmogus nebūtų sutikęs. Bet melas, aprengtas tiesos rūbais, tai yra pati didžiausia klastotė. Pati didžiausia klastotė. Vyksta
mes visi, kaip žmogaus kūnas turi DNR, taip ir šeima turi savo DNR. Vaikuose yra mūsų šeimos DNR, kuris susijungia pusė tėvo genetinio kodo, pusė mamos ir vaikuose yra pilnas genetinis kodas. Ir taip mes tą DNR savo, tos šeimos DNR. Kas yra DNR? Genetika. Genetika tai yra mechanizmas kiekvienoj ląstelėj, kiekvienam kūne, kuris yra pagrindinė programa skirta žmogaus va šitam išpildymui. Dievo tikslo išpildymui. Įvyksta mutacija. Nuo Dievo į save, nuo kūrėjo į kūrinius, nuo kūrėjo garbinimo į savęs aukštinimą. Ir lieka amžinas klausimas. Ar aš galiu pasitikėti tokiu Dievu, kuris nuo manęs kažką tai slepia? Ar mano pažinimas nenukentės? Kaip aš jausiuosi va tam pažinimo procese be Dievo? Ar man reikalingas Dievas tam pažinimo procese? Nes atpažinti, gauti informaciją viena. Pažinimas visada atneš vaisių. Girdėkite. Informacija, pamatymas, kažko tai padarimas, jisai mums duoda va tokį atpažinimą, informacijos surinkimą, bet pažinimas, kada tu esi sujungtas su kažkuo, tai jis neša vaisių. Ir Adomas pažino Ievą. Tarp kitko, Adomas davė Ievai vardą. Irgi. Taip žydai sako, judėjai sako. Adomas taip pat savo žmonai davė vardą. Ir galvoji, Dieve, tu kalbėjai su Adomu, tu kalbėjai ten, su bendravai, jau čia tą Ievą palikai tam nuo šalia ir dėl to, kad jinai labai kalta. Bet Dievas nepaliko savo vaikų. Ir todėl, kad nuopuolis pasireiškė vaisiumi nuodėmė. Suklestėjo nuodėmė, kuri melą pilka tiesos rūbais, teisingumą keičia į jėgos poziciją, į nuosavą teisumą, o džiaugsmo bendrystė yra pakeičiama malonumo ieškojimu. Pasikeičia visi dalykai ir visi tampa nuodėmingi. Žmogaus gyvenimas visas tampa nuodėmingu. Šeimos gyvenimas tampa nuodėmingu. Ir žmogus ieško, kaip man išsprūsti šito, išeiti šito, kol ateina kaltė, kada jis pamato, jis tada baisiausias dalykas, kuris gali ištikti žmogų, tai yra geriausias dalykas, tai yra kaltė. Kaltė tave veda arba į visišką suirimą, arba į atgailą. Štai kam yra skirta šeima. Kad tu pažintum atgailą. Ne tik pažinimas vienas kito. Ir kas yra šeimoje, mes atpažįstam savo nuodėmę, bet labai gerai pažįstam kito nuodėmę. Ir tada prasideda kova. Kova, kuris mažiau nuodėmingas, kuris teisingesnis, kuris nuolankesnis. Ta kova, kuri yra šeimoje, veda mus prie dviejų dalykų. Arba suirimas, arba kaltė, kuri veda irgi suirimą arba į atgailą. Ir tik atgaila išgelbsti šeimą. Ta atgaila, kada tu supranti, jog kažkas su manim negerai yra. Tas nuodėmės kelias. Ir mes Jono 3,16 labai gerai žinoma eilutė. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad tie, kurie tiki jo vardą, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Tie žodžiai kiekvienais metais tampa vis brangesni, vis giliau sėda į širdį, nes pamilti taip, kad atiduoti savo sūnų. Bet kai tu matai, šitoj vietoj tu gali pasmerkti Dievą. Bet kai tu matai rezultatą, tu pažįsti savo Dievą. Dėl šito pažinimo, Dievas atiduoda savo sūnų, kad tu jį pažintum.
kad tu jį pažintum, ne tą, kurį tau pristatė gyvatė Edeno sode, bet tą, kuris atidavė savo sūnų. Ar galėsi pakartoti, Ruslanai? Kodėl atėjo Jėzus? Ir mes esame kaip tos supakuotos, tai yra Dievo tikslas. Kodėl simbolis yra dovana? Kalėdų dovanos. Aš niekada taip negalvoju. Bet kai vaikai ateina po eglute ir jie kai pradeda rakinėti tas dėžes, tos dėžės didelės yra, ten daug to popieriaus, daug šiukšlių yra, daug visko. Ir staiga jie randa kažkokį tai mažą, ten kokį žaisliuką. Ai, kaip smagu yra. Mes lygiai tokie patys esam. Mes esam ta dovana, ta kalėdinė dovana, kuri yra aprengta. Joje, va ten viduje yra Dievo tikslas tau, tavo šeimai. Tas tikslas, kuris giliai paslėptas, bet jisai aprengtas tuo visų savo šiukšlynų vadinamų nuodėmę, tuo konfliktų visokių, tas visas kamuolys mūsų supa. Ir mes per tai negalim pamatyti to tikslo, kurį įdėjo Dievas į mus. Ir kiekvienas kalėdas Dievas apreiškė tikslą, kam jis tave pašaukė. Ir jau mes esam tiek subrendę, kad galim pasakyti, jis, duodamas, suteikdamas galimybę tapti jo sūnumi ir dukra, jis pašaukė, mano tikslas yra pažinti Dievą, pažinti save ir pažinti savo artimą, pavyzdžiui, Tadą. Vesta. Kęstutį. Sveta. Evelina. Ir staiga tampa, aš juos pažįstu ir mano pažinimas atneša vaisių. Bet mes esam tokie, va šitam savo konfliktų, savo nuodėmingumo šitam kamuoly, kad mes ir mūsų nemato. Mes dažniausiai atsiduriam į to savo artimo tokį išorinį tą sluoksnį ir Dievas su kiekvienom kalėdom jis vis nuardo, nulupo nuo mūsų. Su kiekvienu sekmadieniniu susirinkimu irgi plėšia tą mūsų kūros. Nes kaip nuodėmė yra tokia baisi savo esme, kad jinai yra palindusi po oda mūsų. Ir jos išoriškai tarsi užtepė kremo, aprengė drabužiais ir nesimato jos. O jinai ten po oda slypi, palindusi. Ir dabar mane labai sužavėjo vieno pamokslininko pasakojimas apie Samsoną. Ir sako, mūsų gyvenimas Dieve slepia tą tikslą, kurį turi Dievas. Ir kai aš skaitau apie Samsoną, bet taip aš dar kartą persiskaičiau tą 13, 14 ir 15 skyrių, ale tikrai Dievo žmogus. Aš kažkaip jį asocijuodavau visą laiką, kaip jį Dalila movė. Galvoju, tiek per 3 kartus ten Dalila jį ten durnino visaip, žodžiu, ir galų gale jisai spjojo viską, atidarė savo paslapčių skrynelę ir buvo surištas, sugautas, išdurtos akis ir galų gale jis pateko į tokią nelaisvę, į tokią tamsą. Tai va, o iš tikrųjų Samsonas buvo pašauktas Dievo nuo pat pradžios. Dievas turėjo tikslą. Ir Samsonas gyveno pagal šitą tikslą. Jis valdė Izraelį 20 metų. Bet kas buvo? Jis turėjo kovoti su tais filistinais ir jis surasdavo pretekstą, kaip tuos filistinus išžudyti. Ir dabar aš turiu atsakymą tiems, kurie sako, kad mūsų Dievas yra negailestingas, žiaurus, šioks, anoks ir dar kitoks. Ir kam man tikėti į tokį Dievą, kuris slepia pažinimo ir dar žudo žmonės. Filistinai irgi ieškojo, kaip nužudyti visus šitos žmonės, kurie Samsoną ypatingai. Nes tas susiviliojo
Vyrai, klausykitės. Samsonas susiviliojo tuom, su kuo jisai kovojo. Jis kovojo su filistinais ir susiviliojo mergaitę iš filistinų šitos visos giminės. Ir sako Dievas, jeigu tu susituoki su kažkuom, tai tu susituoki su tuo kraštu ir jo vaisius bus kitoks. Ir dabar Dievas suardo Samsono planus, neleidžia paimti tos mergaitės, tas įsiutęs lapes uodegas surišo. Ir į tas surištas uodegas įstatė deglus ir paleido prie filistinų laukus. Laukai sudegė, gyvuliai sudegė. Žodžiu, padarė labai daug žalos filistinams. Šitie įpyko ir sako, reikia vis tiek jį pagauti, nužudyti. Tai jie kalbėjo Judo vyrus. Sako, mes vis tiek jūs nužudysim. Atiduokit mums Samsoną, tas, kuris ten viską išniokojo mūsų kraštą. Judo vyrai sako, Samsonai, klausyk, tu stipruolis esi. Vis tiek, bet mums reikia tave atiduoti į filistinų rankas. Ką darysi? Tai sako, suriškit man rankas, aš einu pas tuos filistinus. Kol jie nuvedė pas tuos filistiniečius, virvės Dievo jėga nužengė ant Samsono. Ir virvės pačios atsirišo. Ir kai jis atėjo pas juos, pamatė 1000 filistinų. Ir ką jis padarė? Kas turi atsakymą? Vaikai, matėt filmą apie Samsoną? Pamatė 1000 filistinų. Ir juos visus išžudė. Spėkit kuom? Šviežių asilo žandikaulių. Dar tą asilą reikėjo nudobti, išrauti tą žandikaulį, nes ant jo nužengė Dievo jėga. Jeigu jūs sutiktumėte 1000 filistinų vyrai, kokį ginklą jūs pasirinktumėt? Visi atsakymai tinka. Visi atsakymai tinka. Muškietos, ietis, vėzdai, viską tu pasirinktum pats, jeigu veiktum savo šitą. Aš neįsivaizduoju, kaip atrodo asilo žandikaulis. Bet jisai juom sunaikino visą 1000. Ką filistinams reikia daryti? Matau, kad vis tiek nesusitvarkys su juom. Toliau Samsonas vaikšto Dievo jėgoj. Pridaręs visko. Ir ten ir nuodėmė pridaręs, ir neteisingi pasirinkimai. Ir staiga jis vėl įeina pas prostitutę, pas moterį. Ir apsigyvena ten. Pas Dalilą. Filistiniečiai vėl ieško progos Samsoną nužudyti. Ir tada, Dalila tą visą operą dainuoja. Jinai ten iki pat galo, kol išgauna paslaptį. Ir tada atrodo, kad Samsonas pateko į tokią peripetiją, tokį finalą, kur išeities nėra. Ką tu aklas gali padaryti? Nieko. Bet tavo plaukai ataugo. Ir sako tam žmogui, kuris veda pas filistiniečius, kad juos linksmintų, kur susirinko 3000 ten žmonių. Kaip ten gali, kokius ten rūmus gali tiek žmonių tilpti, bet labai daug jų susirinko. Ir ten apačioj, ir viršuj ant stogo. Ir sako, tu mane pastatyk ten prie tų stulpų, kurie laiko tą stogą, tam, kuris vedė jį. Ir ką tas žmogelis nuvedė Samsoną, tas įsirėžė ir viskas griuvo. Sako, mirštu kartu su filistinais. Ir štai žiūrėkit, Dievo vyras, kurio gyvenimas pasibaigė pralaimėjimu, totaliu pralaimėjimu. Aš galiu pasitikėti tokiu Dievu, kuris duoda tokį likimą. Visi apaštalai buvo išžudyti. Aš galiu pasitikėti tokiu Dievu,
kuris veda mane į mirtį, į pralaimėjimą. Bet vienas dalykas yra svarbus. Jeigu Dievas pradeda, visi dalykai jom ir baigėsi. Jeigu tu pradedi be Dievo, tave visi žmogiški dalykai miršta. Samsono gyvenime visi žmogiški pasirinkimai mirė, bet Dievas laimėjo. Dievas, nužudydamas Filistinus, jo buvo aliuzija į Kristaus auką, kad šita nuodėmė bus nugalėta. Ji bus sunaikinta ten, kur žmogui neįmanoma. Argi įmanoma sunaikinti? Sunaikino 1000 su asilo žandikauliu, dabar kelis tūkstančius. Vien tik atsistojęs tarp 2 kolonų. Kokia yra Dievo jėga? Dieve nėra pralaimėjimo. Tas, kas prasideda Dievu, tas ir baigėsi Dievu. Dievo jėga buvo su juo. Kai tu pradedi eiti su Dievu, tu gali praeiti per sunkiausių konfliktų sezoną. Per sunkiausių. Niekas nepasakė, kad mūsų konfliktai, mūsų vidiniai konfliktai, išoriniai konfliktai, kažkaip mes juos susidėsim į dėžutę, pasensim, paskui atsidarysim. Ne. Dievas paverčia tavo konfliktus, tavo visą paklydimą. Jis nužudo tavo žmogiškumą, bet jisai laimi kovas dėl tavęs. Ir štai šeimos tikslas yra pažinti vienas kitą, užimti žemę ir ją valdyti. Sandoros per Jėzų Kristų. Bažnyčios. Vadinama nauja šeima. Bažnyčia yra kitokia šeima. Jos tikslas yra pažinti savo Dievą, pažinti save. Kiek jūs sumokėtumėt geriausiam pasaulio psichologui tam, kad jis pasakytų viską apie tave. Geriausiu atveju tu susirasi kokią burtininkę, kuri iš delnų išskaityta. Tai va. Bet bažnyčiai yra skirta pažinti save, savo Dievą, pažinti savo brolius ir seseris, pažinti Dievo karalystės paslaptis ir užkariauti meilę tautas. Mūsų evangelija yra Dievo meilės evangelija. Ir jeigu mes žemę užimam, augindami vaikus, užimdami žemės, daugelis tautų pameta šitą tikslą. Jie galvoja, kad jie užėmę kitų žemės, jie taps laimingesni, sotesni. Ne. Bet evangelija šitą žemę užima meilę. Koks yra didžiulis skirtumas tarp pirmosios šeimos palaiminimo ir paskutinės šeimos. Ir kuo mes pradėjom? Kaip rasti žmogui tinkamą padėjėją? Čia Evelinos klausimas būtų, ar ne? Nuo ko pradėjom? Taip. Pirmai šeimai, Adomui, Dievas davė moterį. Bažnyčiai Dievas duoda šventąją dvasią. Ir šiandien mes giedojom, šventa dvasia ateik. Tai jinai tavo tą konfliktų kamuolį nurenginėja, nuplėšinėja. Tai jinai paguodos Dievas, užtarėjas, apreiškia tą Dievo, jinai veda į Dievo pažinimą. Niekas kitas tavęs nenuves. Tai yra mūsų šeimos didžiausias pagalbininkas, šventoji dvasia. Ir pažinti ją, taip kaip vyras pažįsta moterį, duota jam Dievo, tai bažnyčia pažįsta šventąją dvasią, kuri jinai turi nuvesti į pilną, apreikštą pažinimą. Jinai turi šventoji dvasia nuvesti bažnyčią į apreiškimo knygą.
Ir todėl visa, kas yra tarp pirmos knygos, tarp pradžios knygos ir apreiškimo knygos, yra parašyta mums, kad mes iš vienos šeimos gimtume į kitą šeimą. Ir galėtume valdyti meilę. Ne kitokį, ne asilo žandikauliu, ne ietimis ir ne muškietomis, ne branduoliniais ginklais, o meilė. Nes meilė virš visko. Meilė didžiausia jėga, kuris susprogdina žvaigždynus. Visatas išbarsto, ūkus ten išsklaido arba juos sujungia, sukuria. Ta meilė, kurią Dievas pamilo pasaulį. Ir aš šiandien giedu himną, giedu man ta giesmė, kokia didinga tavo meilė yra. Gieda širdis, kokia didinga yra tavo meilė, Viešpatie. Kad jinai gali pravesti mus į tą finalą, į tą supakuotą. Tarsi ta Biblijos tas viduriukas yra tas mūsų pokas, o finalas yra apreiškimo knyga. Avinėlis soste. Dėkojam tau, Dieve, kad tu duodi kelius, kaip pažinti tave, Viešpatie. Ir be tavo brangiosios šventosios dvasios, be mūsų padėjėjos, be mūsų guodėjo, mes negalime nueiti toli. Mes einame ten, kur tu mus vedi, nežinomais mums keliais, panaudodama visą, ką žmogus galėjo gauti iš Dievo. Visa, Viešpatie, tavo kelias yra tobulas, teisumo kelias per tavo sūnų Jėzų Kristų. Viešpatie, mes dėkojame už tai, kiek mes tave pažįstam šiandien. Bet mes esame dėkingi ir už tai, kiek mes pamatysime, tai sutiksime tave veidu į veidą. Ir mes nustebsime, mūsų akis bus pilnos nuostabos, kokius tu stebuklus darei mūsų gyvenime. Kokius tu žmonės mums atvedė į mūsų gyvenimą. Kokį Viešpatie tu davei tikslą ir mes pamatysim jį aiškiai. Ir mes kiekvieną detalę kaip puzlį dėliosim. Ir tai bus žmonės. Tai bus tavo šeima, per kurią mes pažįstam. Tiek save, tiek tave, tiek savo artimą. Dėkojam Viešpatie. Amen.